Tai galime ir pradėti. Tai esu Olga Kurasova, dirbu Vilniaus universitete, matematikos ir informatikos fakultete, duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institute. Dėstau mano tyrimų temos susijusios su dirbtiniu intelektu, duomenų tyryba, dirbtiniais neuroniniais tinklais ir su mašininiu mokymusi. Dėstau tokias disciplinas ir studentams, turiu doktorantų, vadovauju jiems ruošiantiems daktaro disertacijas. Taigi šiandien norėčiau pakalbėti apie duomenų tyrybą ir nesu visiškai tikra, kiek jūsų moksleiviai žino apie tai ir apskritai, kiek moksleiviai žino temų susijusių su informaciniam technologijom ir informatika. Tai aš labai norėčiau, kad jūs būtumėt aktyvus ir klaustumėt net pristatymo metu. Tikslas yra ne tai, kad išgirsti kuo daugiau informacijos, bet išsiaiškinti tą visą pradžią. Tai tikrai kelkit ranką, tiek nuotoliniu būdu prisijungusieji, tiek auditorijoje. Ir mes galėsim gal iš karto kažkaip padiskutuoti, kad neliktų kažkokių neaiškumų. O jeigu viskas bus labai paprasta jums, tai jūs ir pasakykit, kad ką nors geriau papasakokit, nes čia viskas labai aišku. Tai aš turiu dvi pateiktis paruošusi, tai pirmoji yra daugiau teoriniai dalykai, o kita yra susijusi su praktinėmis užduotimis, kad galbūt šio dalyko kontekste jūs galėtumėt panaudoti ruošiant praktinės užduotis moksleiviams. Taigi, apie viską iš pradžių noriu atkreipti dėmesį, kad po paveiksliukais yra tam tikros nuorodos, tai gal nesupraskit klaidingai, tai yra ne apie duomenų tyrybą, o čia yra šaltiniai, iš kur paimti paveiksliukai. Nes mes kaip žinom, aš nesu labai didelė dizainerė, pati tokius gražius paveiksliukus sukurti nemoku. Tai aš pasiimu iš įvairių šaltinių, čia yra būtinybė nurodyti iš tokių šaltinių. Tai kartais atrodo taip, kad galbūt tokia perteklinė informacija, tai atkreipkite dėmesį, jeigu po paveiksliukų yra tas nuoroda, tai jinai tik tai iš kur paveiksliukas paimtas, bet ne apie turinį. Taip, tai ką aš planuoju šiandien papasakoti, mums numatyta yra 1,5 valandos. Žinoma, net ir tokia įvadinė paskaita apie duomenų tyrybą turėtų ta įvadinė paskaita trukti daug ilgiau. Tai aš esu galbūt pasiruošusi ir daugiau, negu mes spėsime detaliai aptarti. Tai kadangi ir skaidrės bus, ir įrašas jums prieinami, tai galbūt net ir tas potėmes, kurias mes nespėsim panagrinėti, jums gal būtų kažkoks raktas į tolesnes paieškas tų potėmių. Taip, tai pradžioje išsiaiškinkim, kas yra duomenų tyryba, nes kiek mane informavo ir bendrosiose programose, tam tikrose klasėse duomenų tyrybos terminas atsiranda. Tai vis dėlto, kas tai yra? Tai gal pradėkim nuo to, kad kadangi duomenų tyryba susideda iš dviejų žodžių, tai yra duomenys ir tyryba, tai pradžioje išsiaiškinkim, kas tie yra duomenys. Nes duomenys yra pagrindas ne tik duomenų tyrybos, bet ir dirbtinio intelekto, nes reikia dirbtinio intelekto modelius apmokyti duomenimis. Tai kas tie yra duomenys? Tai kalbant apie duomenis, yra svarbios 3 sąvokos, tai ne tik duomenys, bet ir informacija ir žinios. Duomenys yra objektyviai egzistuojantis faktai, gali būti tekstas, vaizdas, garsas, skaitmeninė skaitmeniniai duomenys ir tai dažnai yra neapdoroti duomenys. Aš paskui parodysiu, kokie pavyzdžiai galimi tų duomenų, tokiu būdu galbūt jums bus aiškiau. Tada sekantis hierarchijos
hierarchijos dalis tai yra informacija. Ir kaip matote, informacijos apibrėžtyje nurodyta, kad tai yra duomenys, kurių forma ir turinys yra pateikti taip, kad jie būtų tinkami naudoti sprendimų priėmimo procese. Tai yra duomenys, kaip jau paminėjau, yra tokie neapdoroti duomenys, tai yra žaliava, o informacija tai yra susiejama su tam tikrų kontekstų. Tai yra, jeigu mums reikia išspręsti kažkokį uždavinį, tai mes jau tuomet remiamės daugiau informaciją, o ne duomenų kažkokių kratinių. O žinios yra aukščiausio hierarchijos lygis ir tai labai svarbu, kalbant ir apie dirbtinį intelektą, kadangi būtent žinios yra susiję su žmogaus abstrakcija, gebėjimu spręsti, analizuoti problemas ir kas yra labai svarbu, remiantis ankstesnėmis žiniomis ar ankstesnė patirtimi. Tai kai mažas vaikas gimsta mažai ką žinodamas, paskui po truputį jisai sužino ir vis daugiau ir taip tos žinios lipdosi ir jo pasekoje viso to lipdymo gali žmogus išspręsti gana sudėtingas problemas. Tai kuriant dirbtinio intelekto modelius, būtent ta ideologija ir naudojimusi, kad ir dirbtinis intelektas turi žinoti, turi turėti tų žinių, kad galėtų kažką prognozuoti, spręsti kažkokius uždavinius. Taip, o dabar galbūt šiek tiek paprašiau, tai kas galbūt būtų naudinga ir moksleiviams aiškinantis, tai duomenys gali būti labai paprasti dalykai, tokie kaip batų numeriai, drabužių dydžiai, prekių kainos, tai kas suprantama ir pakankamai jauniems moksleiviams dar, tokie šiek tiek sudėtingesni duomenys gali būti įmonės rodikliai, galbūt mokykloje besimokančių moksleivių skaičiai, mokytojų skaičiai, mokytojų pagal kategoriją skaičiai, ten administracija ir panašiai. Kalbant apie medicininius duomenis, tai gali būti pacientų kraujo tyrimo rodikliai, kitų tyrimų rodikliai, medicininiai vaizdai, įvairūs garsai ir panašiai. Duomenys gali būti įvairių formatų, kaip čia ir taip iliustratyviai pavaizduota, kad yra skaitmenys, gali būti jie pateikti kaip skaitmenų, skaičių pavidalu tiksliau, tai gali būti tekstas, knygos kažkoks fragmentas, tai gali būti, čia yra medicininių tyrimų rezultatai, tai kažkokia ataskaita, gali būti vaizdai, video, garsai ir panašiai, tai yra labai įvairūs tie duomenys gali būti. Aišku, kompiuteryje jie yra visi skaitmenizuoti ir koks tekstas, tai tik tai mes matom kaip tekstą, bet kompiuteris jį supranta vis tiek kaip skaičius, bet norint nagrinėti juos duomenų tyrybos metodais, dažnai tenka jau kažkokią atlikti tą pavertimą į skaičius, kurie būtų prasmingi, sprendžiant vieną ar kitą uždavinį, pavyzdžiui, teksto vertimui, teksto santraukų rašymui ir panašiai. Taip, dabar informacijos pavyzdžiai, tai kaip ir vienas iš tokių charakteringų pavyzdžių, tai yra skelbimai ir reklamos. Tai vėl moksleiviams čia gali būti ne naujiena, jie tikrai daug mato tiek skelbimų, tiek reklamų, tie vadinami, tie lietuviškai sakom, baneriai visokie ir panašiai, tiek elektroninėje erdvėje, tiek mieste, parduotuvėse ir panašiai. Nes informacijoje duomenys, tai kaip sakiau, yra toks kratinys. Pavyzdžiui, čia yra skaičiukai, aišku, jų čia nėra daug, bet jeigu paskui parodysiu, kur jau yra tokie dideli duomenų masyvai nagrinėjami, tai didelės lentelės ir kažką suprasti iš tų lentelių yra pakankamai sudėtinga, bet dar juos neanalizuoju. O informacijoje tai irgi yra pateikti tam tikri duomenys, bet jie yra jau yra tokie, skirti kažkokiem asmenims ir su kokia informacija perteikia. Pavyzdžiui, kad
skelbimas, kuriame nurodyta, kad kažkokia muzikos grupė atvyksta į Lietuvą, koncertuos kažkurioje vietoje Kaune, Vilniuje ar kažkur, kokia data, kur bilietus nusipirkti ir panašiai. Tai tą pačią, tuos pačius duomenis galima pateikti ir lentelėje, bet ypač jeigu tų duomenų būtų daug, tai mažai kas ką suprastų. O kai jau skelbime, tai yra, taip jau kryptingai surašomi tie duomenys. Tai čia galėtų irgi būti kažkokia praktinė užduotis moksleiviam pakankamai jauno amžiaus, manau, kad jeigu yra duomenys lentelėje kažkokie duomenys, jie iš jų, tegu tie duomenys yra pakankamai tokie nedideli, bet kaip skelbimą iš tų duomenų sukurti jau tokį išvaizdesnį ir kad būtent paryškinti tą informaciją, kuri yra labiau svarbi reklamoje ir panašiai. Tai kalbant apie duomenų tą paruošimo, kažkokių reklaminių bukletėlių ruošimas čia irgi tikrai yra į temą. O žinios, tai žinios, aišku, yra jau toks sudėtingesnis dalykas. Tai gali būti matematinės žinios, žinios apie Lietuvos istorinius faktus, žinojimas, kaip pagaminti Napoleono tortą ir panašiai. Tai čia jau yra tokia, kaip sakiau, yra abstrakcijos toks aukštesnis lygis, tačiau dirbtinio intelekto kontekste tas yra labai svarbu. Taip, tai, mes liktai kaip ir žinom, kas yra duomenys, tai gali būti skaičiai, tekstas, vaizdas ir panašiai. O kas yra duomenų tyryba? Tai duomenų tyryba yra procesas, kurio metu iš pradinių duomenų, apdorojant juos, analizuojant juos įvairiais metodais, gaunama naudinga informacija ir žinios. Tai duomenų tyrybos apibrėžtyje yra viskas panaudota ir duomenys, ir informacija, ir žinios. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tos apibrėžtys, kurias ir aš pateikiu, jos tikrai nėra vienintelės, nes, sunku apibrėžti tam tikrus dalykus labai tiksliai, tiksliau plačius dalykus labai tiksliai ir dėl to gali būti, daug tų tokių apibrėžčių. Taip, o dabar dėl žodžio tyryba. Angliškai, aš čia neretai pavartosiu ir angliškus terminus vien tam, kad terminai lietuvių kalba yra problematiška su terminais lietuvių kalba tose naujose srityse. Tai dėl to, jeigu jį išgirsti tik lietuviškai, pirmą kartą kartais nesupranti, apie ką yra kalba, tai angliško žinojimas yra būtinas, kad suprasti, apie ką yra kalba ir ieškant kažkokios papildomos literatūros, žinoma, tie, kurie moka anglų kalbą, tai daug paprasčiau. Tai žodis mining anksčiau tai visai buvo nesuprantamas dalykas, dabar, kai prieš kelius metus atsirado, taip nelietuviškai sakant, maininimas tų kriptovaliutų, tikriausiai žinot daugiau mažiau apie tai, o galbūt kažkas ir tiesiogiai susidūrėt su tuo. Tai tas atsirado toksai ir netaisyklingas net lietuviškas žodis maininimas. O kokia jo prasmė tokia tiesioginė, tai iš tiesų šis angliškas terminas yra vartojamas metalurgijoje, o Lietuvoje, kadangi metalurgijos nėra, tai to tokio žodžio tiesioginio, tokio vertimo nėra. Nes mining tai yra procesas, kurio metu kasinėjant randami, kažką kasinėjant randami naudingi produktai, pavyzdžiui, iškasinės. Kadangi Lietuvoje tų iškasinų nelabai yra, tai ir dėl to tas terminas yra toks gana svetimas. Tai mums, kai reikėjo lietuvišką terminą sugalvoti, buvo pasiūlymas naudoti duomenų tyrybą. Kaip tyryba žodis, gana taip lietuviškai gražiai skamba ir tai būtų kaip ir atitiktis to angliško data mining. Iš tiesų yra labai panašus terminas, bet šiek tiek siauresnis duomenų analizė. Tai aš vėliau šiek tiek bandysiu atskirti, kas tai yra, bet nežinau, moksleiviams tai man atrodo, kad tai nereikia tą skirti labai žinoti. Galbūt studentam jau taip, bet jeigu jūs sutinkate ar duomenų tyrybos, ar duomenų analizės terminą, tai tinka ir tas, ir tas. Tai kalbant apie duomenų tyrybą, yra labai svarbus visas šis procesas, kai mes turime
duomenis. Čia ne viskas matosi. Kai mes turime duomenis, mes iš duomenų išrenkam kažkokį poėmį mums reikalingą, atliekam pradinį apdorojimą, pakalbėsiu apie tai, kas tai yra. Tada transformuojam duomenis, transformuojam tam, kad mes galėtume paskui juos nagrinėti tam tikra programinė įranga, ir kurioje yra įgyvendinti įvairūs duomenų tyrybos metodai. Vėliau aš pademonstruosiu vieną programinę įrangą, sistemą, žinau, gal dalį jūsų ir girdėta sistema, kuria, mano manymu, jinai yra labai paprasta ir labai tiktų ir moksleiviams. Ir tada, kai gaunam kažkokį rezultatą tos duomenų tyrybos, žinoma, pagrindinį sprendimą priima žmogus. Jeigu tai būtų kažkoks medicininės problemos analizė, pavyzdžiui, nustatyti, žmogus serga ar sveikas. Tai daugmaž irgi šis procesas gali būti įvykdomas, duomenys nagrinėjami įvairiais metodais, ir tada jau medikas, ekspertas žiūri, ką ten tas metodas gavo, ir tik tada jau priima sprendimą operuoti žmogų, ar ten gydyti, ar jis tai yra sveikas. O kaip tas medikas priima tą sprendimą, be abejo besiremdamas ankstesnė patirtimi ir ankstesnėmis žiniomis. Nes, jeigu nieko nežino apie tą problemą, tai nelabai ir duomenų tyryba jam pagelbės. Tai duomenų tyryba yra tai toks kaip įrankis. Taip, čia šitą jau aptariau. Tada dar yra, kalbant apie duomenų tyrybą, kas galbūt irgi gali būti įdomu, arba galbūt kas ir susidūrė su tokiu terminu angliškai sutrumpinamu CRISP, DM, tai yra įvairių pramonės šakų duomenų tyrybos standartinis procesas. Tai iš tiesų čia labai siejasi su duomenų tyryba, kai mes turime kažkokį uždavinį, mes turime surinkti duomenis, suprasti, kokie duomenys reikalingi tai problemai spręsti, tinkamai juos paruošti, tada sukurti tam tikrus modelius, apie juos mes vėliau dar šnekėsim, kas tai gali būti, įvertinti rezultatus, ir paskui jau sukurti kažkokią programinę įrangą. Ir viso to centre yra duomenys. Taip, čia galbūt šitą irgi mes pradėjome. Taip. Tai dabar yra svarbu, iš kur gauti tuos duomenis, nes, taip galima sukurti savo kažkokius pavyzdinius, pavyzdžius sukurti, pavyzdinius rinkinius, bet jeigu, kad jie būtų kiek galima tokie, realesni ir su realybė susiję, tai aišku, reikėtų paieškoti tų duomenų jau tokių specifinių, kad, būtų tai daug įdomiau. Taip, tai iš tiesų galime išskirti du tokius pagrindinius atvejus. Tai kai mes turime kažkokį uždavinį, tai tas, kas formuoja tą uždavinį, taip, atsiprašau, gal čia kažkas nori paklausti, kažkokį mikrofoną kažkas neišsijungęs. Tai reiškia, tas užsakovas arba tas, kas nori problemą spręsti, atsineša savo turimus duomenis ir sako, aš turiu tokius duomenis ir tu man kažką čia gero sukurk. O kitas atvejis, kai mes turime problemą, bet reikia patiems rinkti tos duomenis. Tai aišku, palankesnė yra situacija tuomet, kai duomenys pradedami rinkti suformulavus problemą, tada tų duomenų surinksim būtent tokių, kurie tiktų šiai problemai spręsti. Tačiau, aišku, toks procesas ilgai užtrunka. O daug labiau komplikuotesnis atvejis, kai nėra laiko rinkti duomenų ir reikia suktis su esamais, pavyzdžiui, jeigu ten kiek jau užsakovas atsineša tų duomenų, tiek, čia kaip galbūt daugiau pavyzdžių reikėtų pateikti. Pavyzdžiui, medikai nori, kad iš kompiuterinės tomografijos nuotraukų būtų sukurtas algoritmas, kuris automatiškai identifikuoja kažkokius pažeidimus. Tarkime, randa navikai tose vaizduose ar ne. Tai dažnai duomenų kiekis gali būti labai ribotas. Pavyzdžiui, aš
turi ten keliasdešimties pacientų duomenis, na ir daugiau ne taip greitai gausi tos duomenis ir panašiai. Tai tada, na, problema tampa gana sudėtinga, bet vis tiek kažkaip galima spręsti. Taip, aišku, duomenis galima įsigyti iš komercinių šaltinių, kurių aš čia jau neminėsiu, nes tikrai mes nemokėsim pinigus už juos, bet duomenys gali būti išrenkami iš įvairių atvirų šaltinių, kurių dabar tikrai daugėja. Čia yra išvardinta keli tokie portalai, kuriuose galima rasti įvairių duomenų. Tai galima, aš paskui ir parodysiu vieną pavyzdį, kaip atsisiųsti tos duomenys, kokie jų formatai yra ir ką juose galima rasti. Tai pagrindinis vienas didžiausių Lietuvoje šaltinių, tai yra Valstybės duomenų agentūra, yra Lietuvos atvirų duomenų portalas. Valstybės duomenų agentūra, tai čia buvus statistikos departamentas, jis taip dabar persivadina. Tai iš tiesų jie ten duomenų rinkiniai galbūt ir persipina, nes būtent Lietuvos atvirų duomenų portalo tikslas ir yra, kad visi tokie atviri duomenys būtų saugomi vienoje vietoje, bet dažniausiai, aišku, saugomi ir dar kitose, dėl to galima tos pačius duomenys rasti keliuose šaltiniuose. Na, pavyzdžiui, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba irgi turi atvirų duomenų, kuriuose galima rasti informaciją apie orus, ten, nežinau, gal vos ne 100 metų, kada stebėjimai buvo atlikti. Ir ne tik apie ten elementarias statistikas, tokias kaip temperatūra, ten vėjo kryptis, bet ir daug sudėtingesnis. Taip pat, pavyzdžiui, Vilniaus portalas irgi turi atvirų duomenų apie ten Vilniaus visokių problemų sprendimų reikalingus duomenis. Nežinau, gal Kaunas turi, čia tik keli pavyzdžiai. Taip, tai dabar kaip su tais duomenimis, kokia gali būti problema. Visų pirma, na taip, kaip mes parsisinčiam iš to portalo duomenis, tai dar yra ką veikti su jais, kad mes galėtume juos pradėti nagrinėti ar duomenų tyrybos metodais, ar kažkokiais paprastesniais metodais. Tai pirmas teiginys, kuris mano pasakytas, kad galima ir automatiškai duomenis rinkti iš tam tikrų šaltinių, naudojant taip vadinamo programų programavimo sąsają, angliškai tas trumpinys API. Tačiau tai jau yra, na, reikia mokėti tą padaryti ir nežinau, moksleiviams galbūt būtų taip per sudėtinga, nebent ten kažkokiuose būreliuose ir panašiai. Bet šiaip dažnai duomenys, kurie yra lentelių pavidalu, tai dažnai yra taip vadinamo CSV failų parsisiunčiami. Aš paskui parodysiu, kaip jis atrodo tas failas ir kaip mes galim atsidaryti bet kokiu teksto redaktoriumi, bet teksto redaktoriumi atsidarius mes dar negalėsim nagrinėti. Tačiau ir Excelio, gerai žinoma Excelio programa, mes galim tos duomenis nagrinėti. Tai vat kalbant apie duomenų tyrybą ir praktinės užduotis, tai net ir Excel'e galima daug ką su tais duomenimis padaryti. Ir tikėtina, kad jūs su savo moksleiviais ir darot jau daug tos duomenų tyrybos, tik tai galbūt neįvardinat ir nežinot, kas tai yra. Tai galima net ir tose pamokose, kuriuose jau kažkokių duomenų analizė yra atliekama, būtent ir naudoti ir duomenų tyrybos terminą ir tą procesą visą pristatyti, kaip iš duomenų gauti kažkokios naudingos informacijos ir žinių. Ir tas CSV failas yra toks kablelis atskirtas failas, kaip čia ir angliškai yra parašyta, ir jį galima atsidaryti Excel programa, o paskui išsaugoti jau to Excel formatu ir paskui naudoti kaip Excelio lentelę. Bet apie tai dar šiek tiek vėliau. Taip, dabar dar norėčiau šiek tiek daugiau apie duomenų tyrybos tos metodus pašnekėti. Tai norint jau apie pačius duomenų tyrybos metodus ir analizę šnekėti, tai mums reikia įsivesti tam tikrus specifinius terminus, kad mes galėtume paskui susišnekėti. Tai kalbant apie duomenis, tai truputėlį formaliau,
tai dažnai mes turime vadinamus objektus, kuriuos apibūdina tam tikri požymiai. Ir kas tie yra objektai? Tai objektai gali būti moksleiviai, pacientai, mokyklos, įrenginiai, gaminiai, gamtos reiškiniai. Tai vienu žodžiu mes stebim kažkokį procesą ir renkam duomenis apie juos. Tai va tas procesas yra objektas, o tie duomenys, kuriuos mes renkam, tai yra požymiai. Pavyzdžiui, ten temperatūra, vėjo kryptis, ten debesuotumas, slėgis ir panašiai. Taip, tai požymiais gali būti, kalbant apie moksleivių kažkokią duomenų bazę, tai jų pažymiai, informacija kažkokia apie juos, jeigu tai yra medicininiai duomenys, tai kraujo ar kitų tyrimų rezultatai ir panašiai. Ir dažnai duomenys yra saugomi lentelės. Čia vat yra tokia bendra lentelė, kaip pateikta, dažniausia požymiai yra stulpeliuose, o duomenų įrašai atitinkantis objektus yra eilutės. Bet čia, kad nebūtų čia tiek daug matematikos, tai galbūt vienas pavyzdys duomenų lentelės, tokios gana paprastos, kai mes turime objektus moksleivius, arkime 20 jų, dingo paskutinės eilutės skaičiai, reiks papildyti, ir yra moksleivių 2 metų pažymių vidurkiai, matematikos, lietuvių, fizikos, informacijos technologijų. Tai va, tai čia jau mes galim turėti tokius duomenis. Tačiau duomenys ne visada yra taip, ir lentelėse duomenys yra vadinami struktūrizuoti, nes yra aiški struktūra. Eilutėse moksleiviai, stulpelėse pažymių vidurkiai. Tačiau yra ir taip vadinami nestruktūrizuoti duomenys. Tik pradžioje sakiau, kad duomenys gali būti ne tik skaičiai ir graži tokia lentelė, bet ir tekstas, vaizdai, video, garsai ir panašiai. Bet tai jau juos tiek saugoti, tiek juos analizuoti jau reikia specifinių metodų. Taip, dabar, kai mes turime duomenis, tai reikia atlikti pradinį apdorojimą tokį. Ir kas tas yra pradinis apdorojimas, čia vėl su moksleiviais tikrai galima pasiimti šluotą ir šiek tiek juos prašluoti. Tai duomenų valymas yra neteisingų, pasikartojančių ar kitaip klaidingų duomenų rinkinio duomenų taisymo procesas. Dabar kyla klausimas, kodėl duomenys reikia taisyti, kodėl jie yra sugadinti. Tai iš tiesų, tas sugadinimas galimas įvairus, bet gali būti, kad ir kažkokia žmogiška klaida, pavyzdžiui, ten slaugytoja neįvedė kažkokio tyrimo rezultatą į duomenų lentelę. Ar ten mokyklos administracija irgi kažkur suklydo ir neįvedė kažko tai, arba įvedė kažkokią nesąmoningus duomenis. Tai aišku, čia gali būti, jeigu tai yra duomenys surenkami žmogaus, tai žmogiškoji klaida. Jeigu duomenys surenkami iš kažkokių daviklių, tai gali būti ir to daviklio, ar kito įrenginio gedimas ir neužpildo tam tikrų laiko momentų tų duomenų. Tai kalbant apie duomenų valymą, dažnai susiduriama su tai, kad duomenyse trūksta tam tikrų reikšmių. Tai yra, mes turime lentelę, kaip čia ir pas mane, kaip tik ir gavosi, net kažkaip visiškai, tą specialiai nedariau, bet čia geras pavyzdys, kad kažkodėl moksleivio 20 informacinių technologijų yra rezultatas, o kitų nėra. Tai ką dabar daryti, jeigu aš toliau nagrinėsiu tuos duomenis, tai galimi 2 būdai. Gal aš iš viso, jeigu man reikia kažkokias statistinės charakteristikas paskaičiuoti, vidurkius ten visų moksleivių ar klasių, ar ten lyginant mokyklas, tai gal aš to moksleivio numeris 20 eilutę galiu visai panaikinti, nes jeigu mokykloje yra 1000 moksleivių, tai to vieno moksleivio rezultatai jie neįtakos kažkokių bendro vidurkių. Tai aš galiu ištrinti visai, bet tai yra, jeigu tikrai daug trūksta tokių reikšmių, tai aš trinsiu ir nieko neliks. Tai ne visada tas yra gerai. Kitas būdas, pavyzdžiui, užpildyti tą požymį kitų, tarkime, moksleivių pažymių vidurkis. Bet čia tam, kad ne tėvams pasakyti, kad tas moksleivis mokosi vidutiniškai taip, kaip ir visi kiti,
Tai bet čia kažkokiai statistikai, nes, tikėtina, kad tas moksleivis 20, tai gal reikia tikėtis, kad jisai, vis tiek vidutinį, tarkime, yra vidutinis tas įvertis jo yra. Aišku, jeigu tai truputėlį galbūt, nelabai gerai, kad vidutinis, nes gal jis kaip tik yra labai gerai besimokantis arba ganėtinai prastai, tai gal mes dar galim skaičiuoti standartinį nuokrypį, tai yra dispersija. Ir tada kažkokį įvertį įrašyti, kad jeigu ten, pavyzdžiui, matematika, tai klasiai sekasi prastai, tai galbūt tikėtina, kad ir šiam moksleiviui bus ne taip gerai kaip vidutiniškai, o gal šiek tiek sumažinti tą faktą. Tai aš čia tik tai gal tas moksleivių pavyzdys nėra visiškai toks tinkamas, bet norėjau pasakyti, kad vietoj trūkstamų reikšmių galima įrašyti kažkokias vidutinės reikšmės ar šiek tiek kitaip apskaičiuos. Taip, tai dabar, kai turim duomenis, dar yra svarbu nustatyti išskirtis, angliškai vadinamos outliers. Ir kas tai yra išskirtis, tai vėl yra galimos dvi atsiradimo priežastys tų išskirčių. Tai pirma yra, kad vėl klaidingi duomenys, žmogus neteisingai kablelį kažkur perkėlė ne ten, kur yra tam tikro įrenginio ar daviklio klaida ir panašiai, bet dar yra svarbiau nustatyti, ar išskirtis nenurodo tam tikrą duomenų specifiką. Ir kai labai charakteringas pavyzdys yra retų ligų diagnostikai. Nes jeigu medikai nagrinėtų visus pacientus arba modelis kažkoks automatinis mokysis, naudojant visų pacientų duomenis, ir kažkuris pacientas, tarkime, serga reta liga, kurios dar neatpažino niekas ir medikai dar neatpažino, ir to paciento duomenis panaikins, sakydami, kad, tikriausiai čia kažkoks aparatas sukvailiojo ir neteisingai užfiksavo viską, tai čia mes nekreipkim dėmesio, čia yra tikriausiai klaida kažkokia testo. Bet tokiu būdu mes galime prarasti svarbią informaciją ir kad galbūt jo tie kažkokie kraujo ir kitų tyrimų rodikliai ir yra ypatingai specifiniai lyginant su kitais, nes serga kažkokia reta liga ir medikam tai turi būti kaip tik, medikai turi kaip tik atkreipdėmėsi, kad kodėl jo tie rodikliai yra tokie stipriai skiriasi nuo visų kitų. Tai gal turint kažkokius duomenis, vėl kitas uždavinys gali būti tų išskirčių paieška. Dabar kaip jas ieškoti, tai aišku yra specifiniai tokie būdai, kurie galbūt moksleiviams gali būti ir per sudėtingi. Ten yra skaičiuojamos ta vadinama 3 sigma taisyklė taikoma, kad jeigu dispersija 3 kartus skiriasi, tai laikyti išskirtimi arba dar ir sudėtingesnių, bet moksleiviams galbūt pakaktų suskaičiuoti vidurkį tam tikro požymio stulpelio ir išmesti, atfiltruoti duomenis, kurie, pavyzdžiui, nuo vidurkio skiriasi ten kelis kartus, ar čia priklausomai nuo duomenų, kokia yra prasmė. Taip, tai kitas, ką aš jau paminėjau apie duomenų filtravimas, irgi kaip pradinis duomenų paruošimas yra svarbu, kai mes pagal tam tikrus kriterijus, kaip sakiau, kad atrinkti galbūt įrašus, kurie yra skiriasi nuo vidurkio, kartais ar ten kažkokių dydžių ir paprasti. Tai kai kurie kriterijai gali būti gana paprasti, o kai kurie gali būti ir sudėtingesni, tai čia jau Excelis gali tai padėti. Taip, klausau, kas čia parašo, tuo minutę pažiūrėsim jūsų. Norėčiau iš karto sureaguoti, kad ne. Sveikatos duomenų naudojimas pavyzdžiuose nesukeltų konflikto su BDR. Taip, teisingai, čia jūsų pastaba yra klausimas teisingas, tai be abejo, jeigu tai yra asmeniniai duomenys, tai tikrai negalima jų naudoti pavyzdžiuose. Jeigu net ir su medicininiais duomenimis reikia apskritai būti atsargiems net ir tuomet, kai nėra vardo pavardės, bet gali būti iš kitų rodiklių, galima identifikuoti tą žmogų. Kai mums tenka bendradarbiauti su medikais atliekant mokslinius tyrimus,
Tai vieną kartą medikai juokavo taip, kad, na, pavyzdžiui, pavardė, na, ten atėjo slaugytoja ir pasakė, kad jūsų laukia ten kažkoks vardas pavardenis. Na ir aišku, medikai ne visada įsimena tuos vardus. Ir kai pamatė, na, jis pasižiūrėjo ten nuotrauką rentgeno, buvo pulmonologas, tai jisai iš karto prisiminė, ai, tai čia va šis. Tai jam rentgeno nuotrauka neša apie tą žmogų daugiau informacijos negu vardas pavardė. Nes, na, galbūt ten kažkokia ypatinga liga, ar kaip tik jau jisai įsiminė į jį. Tai čia taip yra, labai reikia atsargiai, bet jeigu tai yra iš atvirai prieinamų šaltinių, tai dažniausiai tie duomenys bus, na, ne dažniausiai, nežinau, 100%, tikriausiai jau, kad jie bus nuasmeninti, nes jeigu tai yra mediciniai duomenys, nieks neleis į viešuosius šaltinius talpinti, kad pažeisti tą duomenų apsaugos, asmens duomenų apsaugos reglamentą. Nes ten yra labai dideli reikalavimai medicininiam įstaigom. Jeigu jie nori viešinti duomenis, tai ten jau ne tik vardą pavardę ištrinti, bet ir pagal visus kitus kriterijus. Be to, tik su paciento sutikimu jo duomenys net ir be pavardžių gali būti viešinami. Tai yra, pacientas turi pasirašyti, kad jis dalyvauja kažkokiame tyrime ir tik tada sutinka, kad jo duomenys būtų. Taip, tai, bet aš paskui parodysiu apie, va čia galbūt ta ligoninė paminėta ir taip atrodo, kad čia jinai yra kažkaip čia tokie mediciniai duomenys, bet paskui parodysiu, kokie jie, tai čia nėra su asmens duomenimis susijusios informacijos. Taip, dabar dar vienas yra svarbus pradinio apdorojimo metodas, tai yra duomenų normavimas. Tai manau, kad čia vėl galima užduočių sugalvoti ir moksleiviams. Čia vėl toks gana paprastas pavyzdys parodytas. Ir kam reikalingas tas normavimas ir kas tas yra. Tai normavimas reikalingas tuomet, kai mes turime vieno požymio, vieno stulpelio reikšmės labai didelis, na, kaip pavyzdžiui, čia yra atlyginimas, tai, tarkime, čia tūkstančiais yra skaičiai, o to paties asmens duomenys, stažas, na, tai čia keli metai, 11 metų, bet ne tūkstančiai. Ir tada, jeigu mes nagrinėsim juos tais jau tikraisiais duomenų tyrybos metodais, tai, aišku, tie maži skaičiai atrodo, na, jie visiškai bus nereikšmingi, nes jie ten 100 kartų skiriasi. Tai dėl to mums prasminga juos pervesti į kitą skalę. Ir dažniausiai į intervalą 0,1, čia vat, kaip ir šiame pavyzdėje pavaizduota, tam reikia suskaičiuoti minimalę ir maksimalę reikšmes abiejų stulpelių ir paskui kitoje skaidrėje bus pateikta formulė, kuri perveda į tokius, kad dabar kiekviename stulpelėje yra 0,1 intervale duomenys įsidėsti. Tai jie, aišku, jie yra prasmė, tai galbūt kažkaip tai, na, šiek tiek pasimeta, kai mes pamatom, kad atlyginimas yra 2300, tai mes jau galim kažkaip suprasti, čia geras, blogas atlyginimas, ar kai to stažo yra 2 metai, reiškia, jis tik pradedantysis. Čia paskui, kai jau tik tai intervale 0,1, skaičiai jie kažkaip kaip ir mažiau reikšmingi, bet čia daugiau informacija yra svarbi ne žmogui, o tiems duomenų analizės metodams. Ir čia vat yra tokia formulė. Nu, jinai gal čia gana taip mandrai parašyta, bet aš norėčiau paaiškinti ir manau, kad tikrai galima moksleiviams ją pritaikyti ir moksleiviams. Ir čia yra gera proga priminti ar pamokyti moksleivius, kaip na, tą atlikti langelio adresų fiksavimą. Jeigu aš turiu lentelę, kad man formulę rašyti ne kiekviename langelėje, o su tais dolerių ženklais prisekti adresą taip, kad aš galėčiau ten patraukus užsipildytų tą lentelę tinkamai. Aš, aišku, nekalbėsiu, kaip ten tos langelius fiksuoti, tikiu, kad jūs čia puikiai mokat, bet čia vat, toks uždavinys gali būti ir su duomenų tyryba susiję. O atliekama tai labai paprastai, sakau, gal čia ta formulė tokia griozdiška, bet kaip čia ir šiame pavyzdėje yra paskaičiuota minimumas ir maksimumas kiekvieno stulpelio, tada norint suskaičiuoti naują reikšmę, reikia atimti iš to stulpelio minimalios reikšmės, o vardiklėje yra skirtumas tarp maksimalios ir minimalios. Ir tada, jeigu mes net ir įvertintume, jeigu x buvo minimumas, tai bus 0, nes minimumas reikia atimti iš minimumo, čia bus 0, o jeigu x buvo maksimumas,
tai skaitiklis sutaps su vardikliu ir bus vienetas. Tai čia, sakau, yra gana paprastai. Tai norint šitą skaičiuką rasti, reikia atimti iš šito minimumo, o vardiklyje maksimumas atimamas iš minimumo. Tai va, tai reikia tada užfiksuoti minimumų ir maksimumų eilutes, kad jeigu aš slinksiu į apačią ar į šoną, na, tinkamai iš karto, kad vienoje vietoje užrašius formulę, man jau visą lentelę aš galėjau užpildyti automatiškai. Tai čia irgi vat, yra susijęs su duomenų normavimu ir kam to reikia. Paaiškinimu. Taip, tai galbūt dabar aš norėčiau pereiti prie kitų skaidrių, kadangi čia apie rikiavimą, jeigu liks laiko gerai, jeigu ne, tai galbūt bus galimybių dar kažkada taip toliau pristatyti jums sudėtingesnius dalykus. Taip, tai aš dar noriu šiandien spėti jums papasakoti apie vieną duomenų tyrybos sistemą, kuri vadinama Orange. Aš nežinau, galbūt jūs esat girdėję, arba jūs esat gal girdėję ir analogiškų sistemų. Tai, na, jų veikimo principai tokie labai panašus. Ir aišku, jūs renkatės tą, kurią manot, kad moksleiviams bus tinkamesnė. Taip, tai dar aš norėčiau ir būtent iš atvirų šaltinių duomenų analizę tokią minimalę, kaip atlikti ir kaip tuos duomenis parsisiųsti juos Excel'ėje saugoti, kurie saugomi CSV failų ir panašiai. Na, taip pat dar pasiruošus apie duomenų rikiavimo algoritmus, pabandysime spėti. Taip, tai kaip čia yra nuorodos ir tikrai tos skaidrės liks ir jums, kaip iš kur atsisiųsti tą Orange sistemą. Yra irgi dar analogiška ne tik KNIME sistema, bet ir Veka. Bet man asmeniškai atrodo, kad moksleiviams labiausiai tiktų Orange, nes jinai yra gal mažiau funkcionalumo joje, lyginant su kitomis dviem, bet jinai yra viskas paprasčiau joje. Kai visko labai daug, tikiu, kad moksleiviams tiek visko daug nereikia, nes jau Veka, KNIME, tai daugiau mokslininkai naudoja, net ir moksliniuose straipsniuose dažnai būna nurodyta, kad jie būtent šiomis sistemos pasinaudoja. Tai ten yra tikrai labai daug to funkcionalumo, ten duomenų tyrybą tą galima atlikti visaip, tai galbūt moksleiviams tikrai jau būtų per sudėtinga. Bet to KNIME sistema, jinai yra kažkokia versija nemokama, minimali, bet tai yra komercinis produktas, čia tik tai kaip ir pritraukti, o realiai ten, jeigu jau labai nori išsamios analizės, tai jinai jau komercinė sistema. Orange ir Veka yra universitetų sukurta, Veka Vaikato universiteto, Naujojoje Zelandijoje atrodo, o Orange yra Slovenijos instituto viena sukurta. Taip, tai čia reiškia, mes parsisiunčiam ir instaliuojam, tai aš nemanau, kad kiltų jums problemų, kadangi yra, čia gal net galiu parodyti ir tą šaltinį, atsisiuntimui galima ir Windows operacinė sistema tinka, ir Macosui, jeigu kartais ten asmenius kažkokius kurit kompiuterių mokyklose, Linuxas galbūt ne tiek svarbus. Jinai yra visiškai nemokama, tai manau, kad mokyklose tikrai galima paprašyti administratorių, kad jie instaliuotų. Jinai pakankamai stabiliai veikia kaip atviro kodo programos, nes atviro kodo būna, kad ten visokių atsitinka niuansų. Windowsams tai veikia tikrai irgi įvairių versijų Windowsams veikia. Aš nežinau, gal pačių seniausių galbūt ir neveiktų, bet nemanau, kad mokyklose nesu tikra, kokią amžiaus Windowsai naudojami. Taip, ir tuomet, kai mes parsisiunčiam šią programėlę, aš čia pabandysiu pademonstruoti gyvai. Tai va, tai čia kas klausė, ar mes kažką bandysime. Gal galėtume pasakyti kokią nors interneto online priemonę, ne iki galo supratau kokia, bet jeigu jūs turite omeny tą analogišką Orange sistemai, tai Orange turi ir tą naršyklę prieinamą versiją, jinai vadinasi tik tai Cloud Close. Ar tai galima, jeigu norėsite, galėsiu nuorodą surasti ir atsiųsti, kur yra. Bet man asmeniškai jinai
yra šiek tiek sudėtingesnė. Ten irgi vėl gal funkcionalumas didesnis negu vat, ta kompiuterį instaliuojama. Taip, dabar čia aš ištrinsiu tai, ką aš čia esu padariusi. Tai taip, dabar tie, kurie norės pabandyti su manim, tai galbūt nežinau, tai šiek tiek užtruks atsisintimas, bet jūs galite pradėti ir paskui aš galėsiu jums pagelbėti, jeigu kažką nespėsiu kartu su manim, nes vis tiek tas instaliavimas, atsisintimas šiek tiek užtrunka. Tai esmė yra tokia, ir kuo jinai man patinka, kad yra tokie komponentai ir galima iš tų komponentų susidaryti taip vadinamas užduočių sekas. Ir ta užduočių seka yra susijusi ir su duomenų pasiėmimu, ir apdorojimu, ir duomenų tyrybos metodų taikymu, ir plus vizualizavimu. Tai mes galim susidaryti tokią seką be jokio programavimo, susijungti tinkamai ir tada naudotis ją, pakeisti kitus duomenis, pavyzdžiui, ir vėl tą patį perskaičiuoti. O principas jo toks, yra čia vat kelios tos komponenčių tokios dėžutės, tai duomenys, aišku, jinai yra anglų kalba, nėra lokalizuota, tai nežinau, gal vyresnėms moksleiviams jau tai nėra problema, nes kad būtų lokalizuota duomenų tyrybos, tiesą sakant, aš nežinau tokios. Bet jie yra visi, taip truputėlį iš pradžių gali atrodyti, kai atsidarai vieną langą, čia yra tik tiek komponenčių ir čia kažkas išdėstyta. Tai žinokit, kad čia ją paspaudus išsiskleidžia. Čia kažkaip galbūt šiek tiek ne visai intuityviai, kad jos išsiskleidžia. Tai iš pradžių duomenys. Tai mums reikia duomenys užkrauti. Čia, kaip matot, yra ir CSV failų galima. Aišku, jūs šiandien labiausiai matot, bet čia aš matyt jau nelabai padidinsiu. Kuri geriausia yra siųstis, ar tas, kur yra ilgiausia versija? O jinai gal parašyta, kad stabiliai veikia, ar nebūtinai? Ne, tai čia jinai sako, kad nereikia instaliuoti, tai tik tai zipą galima perkelti kitą kompiuterį. Tai iš tiesų tai geriausiai šitą rinktis, bet jeigu jau pradėjo Taip, jinai stabiliai jau, jinai ne, nes kartais būna, atrodo, Veka paskutinė rašo, kad dar nestabili, tik tai... Ne naujausia versija, bet ta standalone, ne? Ne, naujausia, jūs sakėt, kuriam tai yra. Šita yra ir šita. Ne, tai jos čia iš tiesų ir bus kalbate. Čia jinai tam naujausia, ten ta sąraše pirmoji ir bus. Taip, tai dabar principas jo, va čia yra toks langas, į kurią mes susidėsim tą užduočių seką. Tai mes, kaip sakiau, čia galbūt jums nelabai gerai matosi, bet jūs galėsit. Yra tų CSV failų užkrovimui, bet mes pasirinkim paprastą failą. Ir vat vieną kartą aš klikteliu, dėl to, kad net čia klikteliu ir jau jos pradėjo atsirasti. Ištrinti, tai vėl paprastai, tas valdymas yra gana paprastas, reiškia, mes pirmą failą užkrauname. Dabar principas visų tų komponenčių yra toks pat, kad 2 kartus kliktelė ant tos komponentės, kaip aš ją vadinu, ir atsiranda kažkoks langas, kuriame aš galiu nustatyti tos komponentės parametrus. Pavyzdžiui, čia, jeigu aš noriu kažkokį failą, duomenų failą užkrauti, tai dabar mano buvo jau failai užkrauti, tai dėl to rodo, kad užkrauta, bet kai instaliuosi tą programą, tai iš karto įsirašys keli duomenų rinkiniai. O čia rodo, kad 6 yra. Tai juos galima net pabandyti būtent ir juos pradžioje nagrinėti. Aišku, galima jau ten, kad moksleiviai patys kažkokius duomenis susidarytų ir tada juos nagrinėti, bet pačiai pradžiai galbūt, kaip pavyzdžiui, galima pradėti nuo būtent su Orange instaliuojamomis programomis darbuotis. O noriu parodyti apie vienus duomenis, kurie, irgi praktinėse užduotyse manyčiau, kad labai tiktų ir šie duomenys, yra irisų dar vadinamų lietuviškai vilkdalgių gėlės išmatuotos ir šiame faile yra 150 eilučių, tai yra matuotos 3 veislių gėlių žiedai.
iris setosa, iris versicolor ir iris virginica, čia pagal lotyniškus pavadinimus, reiškia 3 veislės. Čia aš internete radau, atrodo, kad jos taip atrodo. Kas žino, tai gal tų vilkdalgių yra labai įvairių ir labai daug tų veislių, čia yra paimtos 3 ir išmatuoti 4 požymiai. Tai vainiklapių pločiai ir ilgiai, taurėlapių ilgiai ir pločiai. Na, kas pamiršę biologiją kaip ir aš, tai vainiklapiai ir taurėlapiai yra gėlytės, ten tie žiedlapiai ir ne žiedlapiai. Gal ne tiek svarbu, jeigu kas nori, gali, aišku, plačiau pasiaiškinti, gal čia ir su biologijos kokia pamoka susijęti. Taip pat yra, reiškia, tos gėlytės yra išmatuotos. Ir dabar duomenų tyrybos toks uždavinys yra vienas – atskirti veislės. Pavyzdžiui, jeigu mes pamatuotume iriso žiedelio tuos pačius matmenis, nu, sunku, aišku, būtų mums pamatuoti, bet jeigu kas nors mums išmatuotų tuos 4 ir turi sistema nustatyti, ar tai yra setosa, ar versicolor, ar virginica. Ir iš tų žiedelių, na, nežinau, man tai jie pakankamai panašus ir pakankamai skirtingi. Sunku pasakyti, kurie jie yra čia labiau panašus, kurie mažiau panašus, bet. Ir tada mes galbūt eisime, jeigu į orange tą sistemą, aš galiu, reiškia, aš tuos irisus, dėl to pasirenku tuos irisus. Juos čia ir parodo man, kad yra, čia aišku angliškai, nes originaliai galima čia būtų išversti tų atributų ar požymių pavadinimus. Ir kiek jų yra, čia parašo, kad yra 150 ir 4 požymiai. Taip, dabar, kai aš taip padarau, tai aš nežinau, ar čia gerai užsikrovė ar negerai, kažkaip yra ir tiek. Tai tam yra tokia data table, tas reiškia duomenų lentelė. Aš norėčiau pamatyti, kaip tie duomenys, ten aš parodžiau žiedelius, bet kadangi yra išmatuoti tų žiedelių požymiai, tai aišku, yra skaičiukai kokie. Tai kaip man pamatyti tuos skaičiukus, aš įsikeliu komponentę data table, kas reiškia duomenų lentelė, ir surijungiu tą failą su tą data table. O sujungimas, tai kaip pastebėjo tikriausia, gal gražinti. Traukiu nuo tokio punktyrinės vietos iki kitos punktyrinės vietos ir jeigu neatsiranda jokių specifinių ženkliukų, jeigu kažkas blogai, tai atsiranda toks trikampiukas arba raudonas ir toks taškelis, tai reiškia kažkas jau ne visiškai gerai, bet kadangi čia nieko neatsirado, o atsirado tik tai, aš pabandysiu padidinti tą šriftą, gal čia kur nors galima tą padaryti, čia nelabai nematot. Ar matosi? Matosi, nes šis prastai būna, bet neraščiau taip gal greitai tokį šriftą padidinti. Nu tiek to, jeigu matot, tai puiku. Taip, ir tada jau 2 kartus ant tos data tables pustelėjus, aš jau matau lentelę, kurioje yra nurodyta 150, jeigu čia į apačią 150 tų ir 150 įrašų, 4 stulpeliai, o pirmame stulpelėje yra nurodyta veislė. Jeigu aš tą patį failą atsidaryčiau kokiu tekstiniu redaktoriu, minutę aš tą pabandysiu padaryti, tas orange yra, mes tuo susirasim, kur jis yra instaliuotas. Galima pamatyti, duomenis, kai renkamės, mes galim čia pamatyti, kur yra instaliuota, o dar paprasčiau aš galiu nusikopijuoti tą visą kelią, kokį nors Explorerį metus, aš matysiu tada. Ir čia iš tiesų jų ir net yra, čia metadata. Yra taip, dabar iris, jų plėtinys, iris ir jų plėtinys yra pabo. Nu, orange sistema yra toks specifinis plėtinys ir jeigu aš atidaryčiau kokiu nors teksto redaktorium, pavyzdžiui, Notepad'u, tai tie duomenys, taip jie atrodo. Ir gal reiktų užsidėti taip. Ir jeigu jūs norit patys
ar moksleiviams liepti susidaryti kažkokius kitus duomenis tokiu formatu, tai galima tą padaryti, na, iš pradžių, aišku, ir Excel'e paruošti, bet taip analogiškai kaip čia. Reiškia, čia yra atributų tų požymių pavadinimai, juos čia vat galima būtų lietuviškai išversti, bet su lietuviškais terminais reikia čia verčiant su tom specifiniam raidėm Ž, Š, Ž. Jeigu čia parašysim, nesu tikra, ar Orange'ui patiks ir paskui gali, na, būti negerai. Tai nežinau, kaip jūs elgiatės kitose sistemose, kaip ir mes turime moksleivius mokyti, kaip ir studentus taisyklingos lietuvių kalbos, bet taip šveplai dažnai tenka kompiuteryje, tai bet čia gali būti problema. Gal ir nebūtų, aš paskui parodysiu tą iš atvirų šaltinių atsisiųsta, tai atrodo kaip ir viską, ten, aišku, hieroglifus rodo vietoj tų ženklų, bet rodo. Taip, tai čia vat yra 4 požymiai, čia yra taip surašyta C, C, C4 ir D, tai galiu paaiškinti, kad C raidė yra nuo continuous, kas reiškia, kad tolydi reikšmė, kitaip sakant, realus skaičius. Čia gali būti stulpeliuose, bet kokie realūs skaičiai. O D tai nuo žodžio discrete, kad yra diskreti klasė. Ir paskui trečia eilutė yra tuščia ir žodelis class, non-class, galim klasę rašyti. Ir paskui va taip tie duomenys sudėlioti. Tai aš, jeigu, sakau, noriu kokius kitus savo užkrauti, tai irgi galiu analogiškai juos parinkti. Jeigu bus ne 4 stulpeliai, 5 stulpeliai, tai aišku visko pasidaugins 5, bet taip pagal analogiją visai nesudėtinga sukurti ir savo duomenų rinkinį ir tada jau tai sistemai liepti darbuotis. Gerai, tai mes grįžtam tada dar prie tų irisų. Aš norėčiau juos iš karto vizualizuoti. Šiek tiek tuos duomenis, o ir vat, šitą komponentę parinkus Scatterplot, sujungus su failu. Ir čia taip atrodo, o jeigu sudėta table, aš turiu, pažiūrėkime, tas bus. Gal čia nebūtų, ar neselekta čia? Ne, tas pats tinka. Dabar čia su tais sujungimais, tai iš tiesų yra šiek tiek reikalų, nes kai žinai, kaip įpranti su jie dirbti, tai kažkaip ir intuityviai aišku, ką su kuo jungti. Kol nedirbi, tai taip, nu, atrodo, kodėl, čia tai mažai komponenčių, bet paskui parodysiu, kad galima daug tų komponenčių visokių prikelti ir juos tik tai tinkamai sujungti. Tai kartais, na, būtent to intuityvumo neužtenka, reikia paieškoti šiek tiek arba, na, pabandyti vienaip, kitaip. Tai čia vat esmė yra selected, o čia visi išrinkti. Visi selected. Na, tai gerai, mes ten išrinkom. Čia va taip pat galima išrinkti tai kažkokią dalį duomenų. Ir ką aš čia noriu parodyti, čia yra atvaizduojami duomenys. Duomenų vizualizavimas irgi yra svarbi duomenų tyrybos komponentė, nes mes duomenys, kai turim tik lenteliai, tai, na, mums suprasti, kas ten kur skiriasi, kas panašu, yra ganėtinai sudėtinga. O vat pasinaudojus kažkokiu vizualizavimu, tai tiesą sakant, čia vizualizavimas yra Orange, bet galima ir Excel'yje panašius grafikus braižyti. Kas čia yra pavaizduota, pasižiūrėkime. Jeigu čia vat pamatytume, kad X ašyje yra vienas požymis atvaizduotas, Y ašyje kitas požymis, o pagal spalvą pavaizduota klasiko iriso veislė. Aš nesu tikra, kodėl ne visi yra vienodos spalvos, ką prasme, čia turėtų būti mėlyni, kodėl jie tokie šviesesni šiek tiek, čia gal pagal reikšmę, nemanau, jų čia 50. O gal ir sulipo? O gal ir sulipo, ar čia pagal reikšmę? Gal ir sulipo. Jeigu tai skaičiuotume, tai panašu, džifingai. Negali būti atspalvis pagal vidurkį ir atitolimą. Tai gali, įvairiai gali būti, kai kuriuose sistemose taip gali būti, aš dėl to ir suabejoju, tai būtent čia reikėtų gal dokumentacijų kokioje aprašyme pažiūrėti, negalėjau. Tai čia labai panašu, kad kartais būna, kad tas toks atspalvis priklauso nuo ar reikšmių, ar nuo nutolimo, nuo vidurkio, ką jūs sakot, būna, bet nebūtinai šioje sistemoje. Bet ką noriu šio grafiku parodyti, kad kai rodžiau, kad tos mums gėlytės, mano dabar dar trumpai, na, gėlytės kaip gėlytės, nežinau, aš jos labai skiriasi ar mažiau skiriasi, bet jeigu mes panagrinėtume vat šitą grafiką,
jis rodo, kad va ta mėlynoji ir setose klasė yra toliau negu šitos dvi kitos. Tai tas rodo, kad jeigu mes spręstume kažkokį klasifikavimo uždavinį, norėdami atskirti 3 tas veislės, tai va šitą atskirtume be problemų, nes jinai yra tokia kitokia. Pažiūrėkime, tikrai jinai ir visualiai kitokia. Yra Kaip matyti, traspalvinė. tikriausiai jinai ir žiedas, tai čia dar reiktų į duomenį žiūrėti, gal galėtų padidinti. Bet jie platesni atrodo tokie žiedeliai, nu kažkokie kitokie tie žiedeliai. Dėl to, kad šita yra taip kampe, o kitos yra persipinusios. Čia dar galima, bet čia jau gal niuansai, čia yra tik tai 2 komponentės, mes galim, ne komponentės požymiai, mes galim pasižiūrėti ir kitus, net pagal kai kuriuos labiau skiriasi, pagal kai kuriuos galbūt mažiau. Va čia, jeigu mes pasirinktume X ašyje vieną požymį ir Y ašyje kitą požymį, tai matom, jeigu taip spalvų nebūtų, tai iš viso sunkiai galbūt būtų įmanoma atskirti. Tai čia net yra tokia find in projections, aš galiu pasirinkti ir čia automatiškai jau sukurs tiksliau parinks tuos požymius. Dėl to čia pradžioje jau pas mane buvo, anksčiau jis kažkaip prisimena, tai dėl to ir parinko tas, tai parenka tuos požymius, pagal kuriuos labiausiai matosi tos klasės. Taip, bet dabar grįžtam dar prie tos sistemos ir mes dar ką čia su jie galim padaryti. Taip, tai čia jūs paskaitysit, jeigu reikia, nieko čia daug ką praleisiu, nes mes jau čia tą aptarėm. Na, galbūt aš parodysiu, kad negaišti laiko, tiems sujungimams jau sujungta schema, kaip matot, jinai jau čia daug visko sujungta, tai irgi galima analogiškai sutraukti ištraukti tas komponentės, kurios čia pateiktas. Ir ką čia reiškia? Data sampler tai yra, kad iš duomenų mes... Gerai, aš tada dar padarysiu taip, kad būtų... Aš turiu čia tokį griozdą. Kelsiu. Vėl jas galima saugoti, man ruošiantis tai paskaitai, aš tiek. Gerai, pabandykim šitą uždaryti. Čia atsidarė, tik tai aš nemačiau. Na čia, aišku, jau gal net ir per daug visko pas mane pridaryta. Čia kažką pratrinkim, kad būtų praščiau. Bet čia aktyviai galėsiu tada pavaizduoti. Čia tie patys yra irisai. Čia net galima ir kelias atskirai sekas kurti, bet čia tikrai blogas pavyzdys, čia pas mane padaryta visko, aš nepratryniau. Bet pažiūrėkime šitą pagrindinę. Tai yra, kur galima atrinkti duomenis pagal eilutes. Ir čia tada jau tų eilučių yra 105. Atrinkta ne visa duomenų aibė nagrinėta, o atrinkta eilutės. Atrinkti tam tikri stulpeliai, galima irgi atrinkti tam tikrus stulpelius, pavyzdžiui, ignoruoti kažkokį. Čia irgi kaip pavyzdys, aš kai turiu daug stulpelių, ignoruoju ir parenku. Mes paskui dar su kita duomenų aibė pasižiūrėsim. Čia irgi eilutės, atrinkti eilutės pagal kažkuriuos kriterijus. Be abejo, daug ką galima tą pradžią, tai ir Excel'yje padaryti, galima analogijas rasti, bet kad parodyti galbūt moksleiviams, kad tik ne Excel'yje, ne tik Excel'yje mes galim daryti tuos visokius skaičiavimus, bet jie ir kitose sistemose. Taip pat, na, čia tie box plotai vadinami, tai galbūt šiek tiek jau ir sudėtinga. Taip, o paskui dar mes nagrinėsim, dar grįšim mes dar prie šitos sistemos. Ir dar ką noriu jums papasakoti, laikas bėga. Taip, dabar, tai ten tie irisai, gerai, irisais, tai jie tokie, gal nebent keli žodžius pasakyti noriu, kad
čia ne aš juos sugalvoju ir ne tik Orange sistema juos sugalvojo ir įkėlė į savo sistemą, bet iš tiesų tie iris duomenys yra labai dažnai naudojami visokiems duomenų analizės algoritmams testuoti. Tie jau, kas kuria algoritmus, tai norint sukuri patikrinti, ar čia gerai veikia, tai gali savo duomenims, bet savo duomenyse nežinai, gal blogai kažkas paruošta, gal tie duomenys kažkokie labai specifiniai ir bus sudėtinga juos nagrinėti. Tai tie irisai, kadangi mes apie juos žinom, kad viena klasė turi atsiskirti nuo dviejų, jų yra nedaug, yra labai suprantama, kad ten tų žiedlapių ilgi pločiai yra, tai jie kaip ir tokiam testavimui labai dažnai naudojami. Galima rasti juos ir kitose sistemose, jie irgi yra naudojami. Taip, o dabar kitas, šiek tiek nukrypsim, kaip rasti, atsisiųsti tuos atvirus duomenis ir svarbiausia, kaip juos paskui naudoti, nes kartais tai irgi kelia problemų. Taip, tai mes jeigu nueisim į valstybės duomenų agentūrą, kuri, kaip sakiau, anksčiau vadinosi statistikos departamentu, pasirinksim atviri duomenis ir dar kartą atviri duomenis. Čia mano pavyzdys yra su neseniai praėjusios, dar vis aktualios problemos, tai yra COVID ligoninių duomenys pasirinksim. Čia jų yra ir daugiau, bet aš čia kaip demonstracijai noriu parodyti, nes ir skaidrėse liks būtent apie tai ir duomenys. Gal šiek tiek. Šiandien sudarė. Taip ir turėjau atsidaryti, nesupratau šių sistemos, kaip ir visos tos tokios. Taip, tai aš galiu parsisiųsti, čia irgi regionais visokiais yra gana sudėtingai, bet aš galiu paprasčiausiai juos parsisiųsti ir pažiūrėti, kas tai yra, tie duomenys. Na ir pasirenku tą CSV formatą, nes yra ir sudėtingesnių, apie kuriuos aš jau ir nešnekėsiu, ten yra ir su regionais, žemėlapyje, kad atvaizduoti, tai čia jau visko yra taip daug sudėtingiau, bet dabar aš atsisiųsiu. Šiek tiek gal gali užtrukti ir tada parodysiu, kas čia per failas atsisiuntė. Tarkim, gal šiek tiek jisai. Ankstesnė versija rankinis, man atrodo, tai ilgai nebūtų blogas. Aš gal pasirinkau, kad naujausius, kad galima buvo, teisingai, ačiū, aš tą ir norėjau, kad esamus. Taip, o dabar taip, tai yra. Taip, tai į Excel'yje, kai aš atsidarau tą CSV failą, tai jisai atrodo labai baisiai, kad čia yra kažkokie duomenys, kableliais atskirti ir taip, mes negalėtume jų nagrinėti, taip net ir Excel'yje. Bet galima, ten mano skaidrėse yra aprašyta, kaip tą padaryti, tai galima juos perkelti į pasirinkus. Aišku, mokyklose gal visur lietuvių kalba Excel'is, tai aš čia rodau angliškai, bet aš manau, kad jūs rasit analogiją, kad tekstą perkelti į stulpelius pasirenku ir tada dar būtinai reikia nurodyti, kad koma tai yra kableliai, kad kableliai skirtų stulpelius. Taip, ir dabar jau gražiau jau į Excel'io tą formatą surašė. Čia yra koordinatės, tai mums jos netiek aktualios. Čia yra tada data kokia yra. Ir mato, čia vakar dienos net yra. Aš kaip pasirinkau paskutinės. Taip pat yra ligoninės pavadinimas, regionas, čia kelis regionus sudėta.
Ir čia jau aišku, kad kaip buvo kolegės klausimas, ar galima tos medicininius naudoti, tai tokio tipo statistinius tai tikrai galima, nes čia nėra parašyta, koks pacientas gulėjo, kokioje ligoninėje, o apskritai. Aišku, čia reikėtų išsiaiškinti, kokie tie požymiai, bet pirmieji galbūt kaip ir intuityviai suprantami, kad kiek čia tų lovų vidurkis per 7 dienas užimtų lovų, taip suprast galima. Čia iš viso čia užimtos, negalėčiau labai aktyviai pakomentuoti. Čia su deguonies kaukėm kiek, tai čia tie pirmieji yra kaip ir labiau suprantami ir jų yra labai daug. 35 000 eilučių. Tai vat jeigu, aš dar pasispėsiu šiek tiek apie didžiuosius duomenis pakalbėti šiek tiek ir galbūt moksleiviams, tas didžiųjų duomenų, big data, angliškai terminas irgi galbūt girdėtas, bet nesuprantamas, kas tai yra. Tai čia vat gali būti jau kaip pavyzdys tų didžiųjų duomenų, bet dar tokių, kur mes dar galim vis tiek susitvarkyti, nes jeigu mes paimtume jau tikrai didžiuosius, kur ten milijonai įrašų, tai Excel'yje neatidarinėja niekas. Ir vėl čia gali būti jau kažkokios užduotis, kuriuose galima vidurkius paskaičiuoti, galbūt pagal regionus sugrupuoti, galbūt pasižiūrėti, na, tokia irgi kažkokią preliminarią analizę, kuri galėtų būti kaip ir duomenų tyrybos kontekste, be labai sudėtingų metodų, bet ir apskritai, nes mūsų tikslas sužinoti tik kažką, pavyzdžiui, kuriuose regionuose yra ten didesnis sergamumas, kiek pakliūna žmonių į ligoninės. Aišku, galbūt čia nežinau, ar yra parametras to regiono dydžio, ar įvertinama, ar čia 10 000 žmonių, kaip prastai skaičiuojam. Tai čia jau reikėtų pasižiūrėti detaliau. Bet grįžtant šiek tiek dar prie Vekos, dar galima pabandyti ir su Veka atsidaryti tuos failus. Taip dabar aš tą pabandysiu padaryti. Kuriuo parsisinčiau atikt. Juos yra atidaro, tik tai vat, su tas pavadinimas, kadangi yra pavadinime lietuviškų tų specifinių raidžių, tai aišku geriausiai jas pervardinti, kad nebūtų ten tai Orange sistemai problemų. Bet vat, matot, jis irgi atidarė ir dar greičiau negu Excel'yje. Čia kodėl jis rašo šitą? Gal čia nieko tokio, kad jis reičias. Kažką. Ne, bet aš buvau užkrovus čia su jais. Ne, pabandykim naują. Jis galiu iš karto pasakyti, kad nors aš sakiau, kad tas Orange stabiliai veikia, bet jisai kartais būna, kad kaip atviro kodo, tai matyt kažkas nepadaryta. Jisai kažkaip prisimena, atrodo, ir ištrinė, bet vis tiek jis prisimena, kad kažką tu negerai darai. Tai tada, aišku, tokia paprastesnė rekomendacija, tai išjungti tą Orange'ą, įjungti visiškai naujai arba naujai tą seką perdaryti, nes taip kartais būna, kad jisai kažką įsimena, paskui gal čia tas vienetas jam, o gal dar dėl to, kad atidaryti Excel'yje, pabandykime uždaryti. Neužtenka resetinti. Na, įvairiai, būna, kad gal ir, įprastai tai ir turi užtekti, bet būna kartais daugiau reikalų su juo. Mes pabandysim. Šiaip tuos duomenis, kurie... Aš čia jos liktai ir rodo, čia ne visus rodo. Rodo, tai reiškia jisai taip ir gerai. Va, dabar ir gerai. Tikriausiai aš ten kažką buvau galbūt ne visai gerai padaręs, bet jisai nerodo kiek jokių klaidų, 37 požymiai, daugiau negu 35 000 eilučių ir tada aš jau galiu ir bandyti sujungti šitais. Aišku, čia kažkiek užtrunka, bet kai atsiranda dar tos taškelis, bet jis po kurio laiko turėtų dingti, nes jis reiškia, kad dar skaičiavimai vyksta. Nes čia aš jau kažkokį modelį sudėtingesnį
esu pagaminusi, tai čia vat ir neuroniniai tinklai pritaikyti, bet aš čia daugiau savo pabandžiau, kad žinoti, kad ir tuos duomenis gali apdoroti. O kur mygtuką sustabdyti, kad nevykdytų vandenėlis? Net ir nežinau, nėra gal to. Tai ką prijungi ir iš karto viskas veikia. Ne, tai aš taip tą grandinėlę. Taip. Ne, bet aš jau buvau sudarius, tai čia aš jau sudariau ir tik prijungiau, bet jeigu jūs darytume, tai neturėtume daryti Bet to. nori mygtuką paleisti grandinėlę ir nori mygtuką sustabdyti grandinėlės. Nu ne, jums reiks tada, jau, kadangi atviro kodo, tai jums reiks ten pakoreguoti tą kodą. Nežinau, arba aš nežinau. O, palaukit, o čia kas yra panašus į... O, gal čia užšaldyti, ne, ar iš užšaldyti. Ne, aš, demai tai tikrai yra start mygtukas, o šitas tai čia jis kažkaip viską žmogui, viską negalėčiau, žinokit, atsakyti. Gerai, tai tada aš dar norėčiau, turime dar šiek tiek laiko, dar šiek tiek aš čia tai jūs viską ar jau pamatėt. Taip, reikiavimą tai dar galbūt paliksim kitam kartui arba jums patiems, bet dar norėčiau. Jo, jeigu paleidžiate pastoviai keistą duomenis ir skaičiuotus, Taip, jis vieną kartą suskaičiuos, jis jau tik tai, na, kai suskaičiuos, jau ten jau nebeskaičiuos 100 kartų. Tik tai, bet jums, kai sakau, kai po truputį jungia, tai ir, na, taip neatrodo, taip ilgai jisai paskaičiuoja. Bet to mokiniam galbūt ir, kalbant apie didžiuosius duomenis, tai ir pakankamai ilgai, nėra taip kaip Excel'į, ten paspaudė ir viskas automatiškai. Gerai, tai dar dabar norėčiau šiek tiek apie didžiuosius duomenis, kuriuos mes jau atsisiuntėm tuos iš ligoninių duomenis, tai jie jau, kadangi 35 000 eilučių, tai jau yra ne 10 eilučių. Tai yra toks terminas, tikriausiai esate puikiai, na, girdėję, bet galbūt ne visi konkrečiai žinot, kas tai yra. Tai vadinami tie didieji duomenys, angliškai big data. Ir jie yra dabar, na, praktiškai šaltinių, jų yra labai daug, pradedant astronomiją, meteorologiją, genų inžineriją, dabar irgi jau yra gana pažengusi, kai ten genus gali modifikuoti ar gydymo tikslais ir ne tik gydymo tikslais, o ten genų yra labai daug ir ten irgi milžiniški duomenų masyvai. Ir bankinėse, finansinėse sistemose, telekomunikacijoje, ten socialiniuose tinkluose, na, visur tų duomenų yra labai daug. Ir tai dabar, kas tie yra didieji duomenys, norėčiau paaiškinti, kad tai nėra tik tokie, kad jų yra daug. Vat kaip mes atsisiuntėm tos duomenys, na, mes juos galime jau kaip ir laikyti didžiaisiais duomenims, ypač moksleivių kontekste, nes, sakau, su realiais didžiaisiais duomenimis tai reikia specifinių programinių įrangų, superkompiuterių ir panašiai, tai čia jau mokykloje galbūt nepavyktų tą padaryti. Tai, aišku, pats paprasčiausias apibrėžimas didžiųjų duomenų, tai yra tai, kad jų apimtis yra tokia didelė, kad jų neįmanoma apdoroti ir analizuoti naudojant įprastus metodus arba įprastą programinę įrangą. Tai jeigu jau taip labai žiūrint specifiškai, tai galbūt ir tie mūsų duomenys 35 000, jie dar nėra big data šiais laikais. Gal prieš 10 metų tai jau būtų gal ir Excel'is neatidaręs tokių duomenų, bet dabar jau net ir pats Excel'is gali atidaryti daug eilučių. Ir ten tas skaičius eilučių riba yra labai didelė. Tačiau reikia žinoti, kad didieji duomenys tai ne tik apimtis yra. Ir geriausiai didžiuosius duomenys charakterizuoja tokios 3 pagrindinės savybės. Tai yra, na, aišku, didžiulis duomenų kiekis, antra yra didelė duomenų įvairovė ir nuolat atsirandantis nauji duomenys. Kadangi čia yra parašyti angliški pavadinimai, trumpiniai tokie, čia lietuviškai pas mane gal parašyta plačiau, ir jie dažnai didieji duomenys charakterizuoja tokiamis 3V savybėmis, sakome angliškai, tai 3V, kadangi iš V raidės prasideda tie. Taip, šitą gal praleisiu. Ir dabar, galbūt šiek tiek pakomentuosiu. Apimtis tai kaip ir aišku, kad, na, daug tų duomenų. Įvairovė yra ir tai ne tik duomenų įvairovė, bet galbūt ir duomenų formatai. Pavyzdžiui, tekstas yra priskiriamas didiesiems duomenims, ypač jeigu to teksto daug, ir jis yra vadinami nestruktūrizuoti duomenys,
kadangi tekstą taip į lentelę tokią paprastą, sukišti nebūtų taip paprasta. Reikėtų gal skaičiuoti tekste pasikartojančių ar raidžių, ar žodžių, ar kažkokių fragmentų kiekį, ir tada statistiką kažkokią apskaičiuoti ir panašiai. Tai va, taip pat ir garsas, vaizdas irgi yra kaip ir didžiųjų duomenų charakteristika. Ir trečia yra nuolat atsirandantis, tarkime, iš kažkokių daviklių, iš įrenginių įvairių, iš kamerų galbūt, kur nuolat kažkokie duomenys yra, atsiranda, tai ta analizė tų duomenų stipriai sudėtingėja. Taip, na ir dar norėčiau, nors trumpai mes čia daug jau kalbėjom, bet apie pagrindinius metodus taip ir nepriėjom, tai kad vis dėlto duomenų tyryba būtų nors kažkokie metodai arba uždaviniai girdėti, kas tai yra jau tikroji duomenų tyryba. Kaip sakiau, ten galima skaičiuoti ir labai elementarius charakteristikas, tokias kaip vidurkis, maksimalios reikšmės, minimalios, tai irgi yra tokia preliminari analizė duomenų ir jinai gali būti vertinga. Pavyzdžiui, kad ten požymis kažkoks labai skiriasi nuo vidurkio, pavyzdžiui, tai mums jau kažkokios informacijos duos. Aišku, matematinė statistika taip pat yra duomenų tyrybos dalis. Tai kaip aš pačioje pradžioje sakiau, kad iš tiesų labai panašus terminas yra duomenų analizė, bet duomenų analizė jau taip jau moksliškiau daugiau siejama su matematinė statistika. O duomenų tyryba yra lyg tai tokia platesnė sąvoka, kad yra nagrinėjami įvairūs taikomi įvairūs metodai, siekiant, kad mes sužinotume apie tuos duomenys kiek galima daugiau. Ir yra išskiriami tokie pagrindiniai tipai duomenų tyrybos uždavinių, tai klasifikavimas, tai vat toje sekoje, iš tiesų, o čia kažkaip tai jam per sunku buvo, gerai jūs sakėt, kad būtų gerai sustabdyti. Gal sakot, aš ir ten, o kaip dabar paleisime? Gerai, tai tiek to aš netą norėjau pasakyti. Čia vat būtent ir panaudota yra, kad sukurti klasę, kadangi video tas liks, tai jūs matysit ir galėsit pakartoti, čia neuroniniai tinklai klasifikavimui naudoti iš tiesų ir mano čia buvo tikslas berods pagal regionus klasifikuoti tos duomenis. Taip. Taip, tai klasifikavimo, galbūt čia, kadangi to laiko mes nelabai žinom, turim, tai vat, toks charakteringas uždavinys būtų, kad mes turime pacientų duomenys, jų čia išmatuoti 4 požymiai, kraujo spaudimai, sistolinis, diastolinis, širdies dažnis ir cholesterolio kiekis. Ir žinom, kad tai tokia diagnozė ar klasė, kad pacientai keli sveiki yra, keli sergantis ir reikia mums sukurti klasifikatorių kažkokį, kuris nustatytų, ar pacientas serga, ar yra sveikas. Tai irgi naudojami įvairūs klasifikavimo metodai ir jeigu grįžti šiek tiek prie Orange, tai aš galbūt nepaminėjau svarbaus dalyko, kad vat yra model šitas punktas, kuriame irgi jau galima surasti tokius paprasčiausius klasifikavimo metodus. Neuroniniai tinklai irgi yra naudojami klasifikavimo, bet SVM naudojamas klasifikavimui. Labai paprastas KNN toksai metodas. Ta Rule Induction metodas irgi galimas, Random Forest. Čia jie praktiškai dauguma jų yra klasifikavimui. Naive Bayes klasifikavimo metodas. Tai vat jeigu mes turėtume kažkokius tokius duomenis ir norėtume išmokyti klasifikatorių atskirti, kur yra sveikas serga, tai irgi galima būtų pasinaudojus tą Orange sistemą tą išspręsti. Yra prognozavimo uždaviniai sprendžiami. Prognozavimo tai yra tokie uždaviniai, kad mes turim kažkokius istorinius duomenis. Čia yra toks pavyzdys, tarkime, įmonės pelnas
tūkstančiais kiekvienais metais. Ir mūsų tikslas yra, čia 22 metai, bet taip pat galima būtų praplėsti iki 23 metų, nustatyti, koks pelnas buvo 23 bus, arba 24 gal net būtų naudingiau. Tai yra apmokamas modelis, pavyzdžiui, apmokamas 5 duomenų istoriniais duomenimis, kad spėtų 6 metus ir taip jisai tais duomenimis, kurie yra žali ir mėlyni naudojami modeliui apmokyti, o paskui jisai gali spėti jau sekančius metus, koks bus pelnas. Tai čia vadinamas prognozavimo uždavinys. Na ir dar vienas tipas uždavinių yra klasterizavimas. Tai jis klasių čia mes nežinom, kaip šiame pavyzdyje sveikas serga, įsivaizduokim, kad šito stulpelio visai nėra, bet tos požymius visus tam tikri metodai yra, kurie sugrupuoja į tam tikras grupės. Ir galbūt sakau, čia jau yra mokykloje, nežinau, kiek tai yra svarbu. Taip, tai kitaip sakant, yra išskiriami, čia nebuvo viena vieta parašyti, pagrindiniai tokie duomenų tarybos uždaviniai, bet preliminarios analizės yra klasifikavimas, prognozavimas ir klasterizavimas, kaip 3 pagrindiniai. Taip, dabar gal aš čia tik tai dar pakomentuosiu šiek tiek skaidrės, kurios jums liks, bet jau nebėra laiko detalesniai analizai, bet jeigu kažką įdomu, tai tikrai galit panagrinėti ir tas kitas skaidrės. Jeigu norėtumėt su manim susisiekti, tai mano elektroninį paštą matėte, aš dar ir parodysiu paskutinėje skaidrėje, ir skaidrėse yra. Tai galite susisiekti su manim ir asmeniškai, jeigu norėtumėt kažkokios asmeninės konsultacijos. Čia tas laikas yra toks labai ribotas, 2 valandos praėjo labai greit, čia aš tikrai galėčiau dar tiek pat ir daugiau papasakoti. Tai kas liko dar tose skaidrėse neaptarta, bet galbūt jums būtų naudinga, tai yra duomenų tyryba ir mašininis mokymasis, gal tokį terminą esate irgi girdėję. Tai čia yra paaiškinta, kas tai yra ir koks yra ryšys tarp mašininio mokymosi ir duomenų tyrybos. Tai jeigu taip labai trumpai, jeigu čia yra ginčytinas klausimas. Vieni sako, kad mašininis mokymas yra visiškai skirtingas nuo duomenų tyrybos, kiti sako, kad tai duomenų tyryba ir mašininis mokymas yra beveik ir tas pats. Tai čia mano skaidrėse liktai aš bandžiau paaiškinti, kad tos tokias net ne idėjas, o požiūrius, kad vienas požiūris yra toks, kad duomenų tyrybos metodais nagrinėjami turimi duomenys, taip kaip tada tų ligoninių duomenys, pavyzdžiui, mes juos ten nagrinėjam, kur daugiau sirgo, kur mažiau sirgo ir panašiai, o mašininio mokymosi algoritmais daugiau norima nuspėti, čia tai parašyta, kas bus ateityje, bet tiksliau arba prognozuoti, arba klasifikuoti. Pavyzdžiui, čia būtų labai susijęs uždavinys, kad prognozuoti, kiek čia po 10 dienų bus ligoninėse sergančių, iš tų esamų duomenų prognozuoti ateities duomenys. O kitas požiūris yra, kad vis dėlto duomenų tyryba yra glaudžiai susijusi tiek su dirbtiniu intelektu, tiek su mašininiu mokymusi, matematinė statistika, kad duomenų tyryba reiškia ne tik nagrinėja duomenis, bet pasitelkus mašininio mokymosi algoritmus nuspėja, kas bus ateityje. O kas tas yra mašininis mokymas, tai jeigu labai trumpai keliais žodžiais, tai yra svarbiausia, kad yra duomenys, 2 dalykai mašininiam mokymasi yra svarbu: duomenys ir galimybė mokytis tam modeliui be aiškių instrukcijų. O ką tas reiškia, galbūt demonstruoja, bet šitie pavyzdžiai, atsiprašau, kad aš juos neišverčiau į lietuvių kalbą, bet vienu žodžiu, iki mašininio mokymosi tai yra rašomos taisyklės, kaip pavyzdžiui, labai charakteringas pavyzdys yra su kompiuteriniais virusais. Didžioji dalis antivirusinių programų yra tokios, kad yra parašyta taisyklė, pagal kurią nustatoma, ar kažkokia programa atėjus į kompiuterį yra virusas ir ar ne. Yra tam tikri požymiai ir yra taisyklės, kurios identifikuoja, tai yra virusas ar ne. Bet problema yra ta, kai ateina naujas virusas, tų taisyklių nėra ir virusas užpuola mūsų kompiuterius, kol antivirusinės kūrėjai parašo naują taisyklę.
Bet dabar jau atsiranda ir mašinio mokymosi arba dirbtinio intelektų grįsti modeliai, kurie būtų tokie, kad jie apsimokytų iš duomenų, bet galėtų nuspėti, koks galimas ateityje tas virusas ir be jokių taisyklių jį užblokuoti. Tai dabar ir naujoviškos antivirusinės sistemos jau irgi yra kūriamos ta linkme, kad mažiau būtų grėsmės, galėtų taip elgtis. Taip, aš to atsakysiu jūsų klausimus ir tik norėjau dar keli žodžius pasakyti, kas čia liko neaptarta. Tai duomenų, kadangi aš mačiau jūsų, ką jūs turėtumėt mokiniams dėstyti, tai yra apie duomenų rikiavimą, yra potėmės. Tai aš čia nurodau vieną šaltinį, jų aišku yra labai daug, tų šaltinių, kur galima būtų rikiavimo algoritmus kartu su moksleiviais pasiaiškinti. Ir kurgi mano tos skaidrės, kuriuose praktiniai. Tai vat praktinių užduočių skaidrėse aš tuos algoritmus ir šiek tiek esu aptarusi. Ir čia tas šaltinis yra geras tuo, iš karto dar pademonstruosiu, čia aišku sakau, jų yra daug ir kad čia yra kodai, kuriuos gali iš karto redaguoti. Tai vat nereikia nieko net ten papildomai instaliuoti ir panašiai. Yra tokie kodai Pythono kalba parašyti, va čia vat edit ir run spaudžiant ir mes galim dar čia pabandyti kažką pakeisti, pažiūrėti ir pasiaiškinti, kaip vyksta tie rikiavimo algoritmai. Tai va čia praktinėse užduotyse pas mane šiek tiek yra pakomentuoti tie kodai ir dar tik parašytas toks vienas dalykas, atkreipkite dėmesį, kad ten yra įsivėlusi viena klaidelė toje sistemoje, ne sistemoje, o šitose. Ir kur mano čia, čia yra įterpimo algoritme, while ciklas turi būti for viduje. Tai yra, kaip žinot, Pythone yra svarbu patraukti, kad būtų ciklas cikle. Reikia patraukti į šoną tekstą ir ten kažkaip liko nepatrauktas, gal čia dėl tos online versijos, tai čia atkreipkite dėmesio, tai čia aš pastebėjau ir pataisiau savo tose aprašymuose. Tai bet jeigu jūs susidursite su duomenų rikiavimo algoritmų paaiškinimu, tai bet yra tie tokie net ne tik pseudokodai, bet Pythono kodai, kur galbūt galime net ir moksleiviai įrašyti savo kokius duomenis, nes va čia aš galiu rikiavimui dar kažkokį didelį skaičių, ne didelį, mažą skaičių parašykim vienas datas, turėtų būti. Ne, čia reikėjo rašyti. Ne, čia. Na va, ir surikiavo pirmą, pastatė į du, tai čia galima tai tokiu būdu pasiaiškinti. Taip, dabar dar yra klausimas, įdomu, ar pavyktų suprognozuoti mokinio dalyko metinį pažymį iš ankstesnių metų jo dalyko metinio pusmečio pažymių. Taip, be abejo, čia yra labai prognozavimo uždavinys, toks pakankamai paprastas ir gana, aš manau, kad gana tiksliai galima suprognozuoti, nebent jeigu ten, tikriausiai nebūna stebuklų, kad moksleivis mokosi taip labai prastai ir vienais metais ten pasidaro dešimtukininkas ir atvirkščiai. Tai labai tikėtina, kad gali. Būna, bet dėl to ir reikia mokyti ne vieno mokinio duomenimis, o mokytume visos klasės ir tada gali gautis. Būna, ar čia tikrai Kaip? pabandymas Python naudoti, viskas nebūna? Ne, tai reikia ieškoti. Ne, aš čia Pythono, bet aišku yra ir C, net neabejoju, kad yra ir C. Taip, tai ačiū klausiusiems, gal dar turite kokių klausimų, kuriuos dabar galėčiau. Taip, prašom. Gerbima Olga, labai ačiū už naujos tokios temos gan išsamų pristatymą, bet aš labai trumpą tokį klausimėlį. Mokiniai naują temą išgirdę dažnai domisi, ar čia yra tokie teoriniai dalykai. Ir aš suprantu, jūs esate mokslininkė tos srities, bet kokia situacija Lietuvoje?
ką tie duomenų mokslo specialistai dirba, ar jie yra kaip kokie savanoriai, ar yra įstaigos, kurios ten supranta bereikšmę ir ką daro mokslininkai, reiškia, šioj srityje, ir jie įsijungia tarptautinius projektus, ar dirba lokaliai Lietuvoje, savo srityse. Ačiū labai. Tai ačiū už klausimą, taip, tai pabaigai ir norėčiau pasakyti labai ačiū, tikrai gera proga pašnekėti, galbūt tą praleidau dėl laiko stokos. Iš tiesų dabar duomenų analitikų yra vos ne kiekvienoje įmonėje, ypač bankuose, mūsų studentai, net jie didžiuojasi, kai dirba data scientist, net yra toks terminas duomenų mokslininkai, nors realiai nėra labai jie mokslininkai, bet iš tiesų duomenų analizė kiekvienoje rimtesnėje įmonėje yra. Be abejo, mokslininkai irgi, bet įmonėse tai dažnu atveju taiko tik jau esamus metodus savo duomenims, kad pagerinti ten prekybą, prognozuoja daug ką, ten skaičiuoja rizikas visokias vertina. Mokslininkai be abejo kūrėm ir modelius, kurie galėtų būti paskui pritaikyti. Ir projektuose, net ir tarptautiniuose dalyvaujam, bet čia iš tiesų yra labai riba tarp duomenų tyrybos, mašininio mokymosi ir dirbtinio intelekto. Na taip labai ją atskirti yra neįmanoma, nes viskas yra labai susiję. Gerai, tai ačiū tada klausiusiems. Viso geriausio.